Sveiki, mėlyje Kandeliarijos bičiuliai, draugai ir svečiai. Savaitės prognozė, kokia bus būtent ši savaitė nuo pirmadienio iki kito pirmadienio ir 3 pasirinkimų variantai. Pasižiūrėkite į kortas arba galite tiesiog rinktis pagal akmenėlį. Pirmas variantas, antras variantas, trečias variantas arba pagal kortų variantą. Būtent kurios kortos jums nusakys jūsų savaitę. Čia yra Lenormand orakulai, Lenormand kortos, visos 3 kalainės, su šiek tiek skirtingais tokiais, sakykime, aiškinimo potėpiais ir piešiniais. Taigi, manau, jau išsirinkote, kuri reiškia kortų malka jums nupasakos jūsų savaitės įvykius. Taigi pradedam nuo pirmo. Pirmukams, ką žada savaitė? Kokia jinai bus? Tiesą sakant, noriu padėkoti visiems rėmėjams, Patreon, kurie remia per Patreon, kurie remia per Ko-fi programėlę. Ko-fi rėmėjai, reiškia, kurie remia, tai yra vienkartiniai jūsų tokie parėmimai, tiesiog už patikusį skaitimą. Už tai Patreon, tai kaip prenumerata, gali būti kas mėnesį, reiškia, tęsiamas parėmimas Kandeliarijos kanalų. Patreon rėmėjai nuo spalio mėnesio turės išskirtinės privilegijas, galės prieiti prie tų įrašų, kurių kiti nematys, nežinos. Tai gali būti ir mokymai, ir ritualai, ir įvairios įžvalgos, horoskopai ir taroskopai, kurių tiesiog nebus, reiškia, bendroj prieigoj. Taigi, mėlieji, kurie remiate, jūs į savo asmeninius paštus gausite tiesiog nuorodas prie išskirtinių, reiškia, skaitimų, sakykime tai. Tai va, tai tokia naujiena. Taigi kviečiu tapti nuolatiniais rėmėjais. Ir esu išties šiek tiek ir nustebinta ir pamaloninta, kad jūs remiate ir padedat kanalui augti. Taigi, pirmas variantas šios savaitės įžvalgomis. Koks bus emocinis fonas šią savaitę jums? Raktiniai įvykiai, pliusas, kas išeis į pliusą, kas į minusą, ką reikėtų atkreipti dėmesį kaip perspėjimas, ir aišku, palinkėjimas. Kągi pasižiūrime. Emocinis fonas, dalgis. Dalgis kartais gali rodyti ir derliaus nuėmimą, reiškia tam tikrus ir piniginius dalykus, ir finansinius, ir taip pat pačią emociją tokia gana aštrioka, reiškia, siekiant tam tikrų rezultatų. Raktiniai, reiškia, įvykiai yra būtent įveikti kažkokius iššūkius, sunkumus. Tai gali būti susiję ir, reiškia, su sveikata, taip, tiesiog, kada žmogui sunku ar tai judėti, ar yra kažkokios senėjusios problemos, ir, pavyzdžiui, gali tekti netgi gydytis, ne? Gali būti. Arba klausimai užsienio, su užsieniu. Taigi, raktiniai įvykiai yra, įveikti sunkumus. Ir į pliusą jums išeis, kad jūs tuos raktus būtent rasite. O jeigu jums reikia finansų klausimai išsispręs, jeigu reikia kažkokių investicijų, sakykime, sprendžiant kažkokius užsienio klausimus ar sveikatos klausimus, taip pat užteks nuo vieno žodžių esančią aštrią situaciją jūsų gyvenime, jūs šią savaitę išspręsite raktus. Tai reiškia, gausite. Galbūt šiek tiek į minusą eis tai, kad ne viskas dar bus aišku, ne viską dar žinosite, jeigu ten dokumentų klausimai kažkokie, žinių, išmokimo klausimai, tai dar nebus, kad jau
per šią savaitę ten ir išmoksite visą kursą ar dar kažką. Ne visiškai taip, reiškia, bet jau būgnai iškrito, tai rodo, kad bet kokiu atveju klausimai sprendžiasi. Perspėjams yra dėl ateities klausimų, kokias jūs viltis puoselėjat, ko jūs trokštat, kaip jūs tikite, sakykime, įtakom iš išorės, kaip jūs gebat valdyti informacinės technologijas, dirbti su, reiškia, kompiuteriu, telefonu ir panašiai. Čia, reiškia, toksai nuotolinis koks tai būdas per atstumą dėl ateities, jisai, reiškia, pagalvok apie tai. Spręsdamas klausimus, aštrus, sunkius, pagalvok, reiškia, dvasingai, su ta intencija, dvasingai, su meile, reiškia, kad per savaitę galbūt ne viskas pavyks išspręsti. Ir patarimas jums yra, kad viskas, jeigu žiūri moteris, priklauso nuo moters, nuo jūsų pačios, nuo jūsų moteriško energijų. Jeigu vis dėlto žiūri vyras, tai priklauso nuo jo, reiškia, moters arba nuo žmogaus šalia esančio, ar netgi, sakykime, tai gali būti artimieji, bendrai moteriškos energijos, įtakos, švelnumas ir panašiai. Štai tokia savaitė tiems, kas pasirinko pirmą variantą. Sumoji, reiškia, prasideda jinai sunkiai, kadangi dar ir užtemimo koridorius nesibaigia, dar atgarsiai eina, bet jinai sprendžiasi gana sėkmingai, švelniai ir moteriškai. Periname prie antro varianto. Tie, kas pasirinko tą antrą variantą, laiko žymus, aišku, bus po vaizdo įrašų, rasite. Taigi, mėlyje, pasižiūrime, kokiagi bus jūsų savaitė, reiškia, būtent tiek emocinio atžvilgiu, tiek bendrai. Tai koksgi emocinis fonas bus šios savaitės? Raktiniai įvykiai su kuom bus susiję, kas išeis į pliusą, kas į minusą. Perspėjimas, reiškia, koks tai atkreipia dėmesį ir patarimas. Kągi, pasižiūrime. Emocinis fonas šios savaitės yra tarsi stabilizavimas. Inkaro išmetimas, darbas, susikoncentravimas į tai. Ir kažkur jūs jau tą inkarą mesite, reiškia, kur tie lobiai guli tam dugne. Reiškia, ir su tuo inkaru galit, reiškia, ir ištrauktos lobis. Raktiniai įvykiai yra būtent susiję Pelens istorija. Suprantat? Pelens istorija. Atrodo, kažkas beviltiškų, visi menkina, visi kažką, o štai ta kurpaitė, reiškia, pamesta tam baliui, gali išspręsti lemtingus tokius klausimus, kada ta pelenė tampa karalienė. Princas ją pasirinka. Tai raktiniai tokie įvykiai būtent yra kaip pelenės istorija, reiškia. Netiki tu, kad tu link tų rūmų judi, bet iš tikrųjų tau tai pasiseks. Ir pliusiniai įvykiai šios savaitės yra knyga, ir Maros čia iškrito, kad daug išmoksite, daug sužinosite, daug galbūt parašysite, sutvarkysite dokumentus kažkokius, tai bendrai bus finansiškai sėkminga savaitė. O į minusą eina kokie tai reiškia, klausimai, kurie jums buvo aktualūs, sakykime, susiję su namais, su būstu, su namiškiais galbūt. Šią savaitę jie nueina į antrą planą. Jie pasidaro nebeaktualūs kažkaip tai. Ir ypač, reiškia, žmogus, kuris valdė, kuris įtakojo, jisai nebeaktualus yra. Ir aišku, kiekvienam iš jūsų čia surezonuos skirtingai,
nes čia yra bendra prognozė. Taigi, jeigu norit išspręsti kažkokius vedybų klausimus, namų, sakykime, klausimus, jau visiškai ten galutinai, šią savaitę dar irgi reiškia neįsispręs tam tikri klausimai ir jie jau nebebus tokie ir aktualūs. Dabar perspėjimas yra, čia pelenė juda, reiškia, į tą balių. Ir čia tam perspėjim tą pelenę rūšiuoja tuos, reiškia, grūdus atskiria nuo pelų. Čia grūdas, čia pelai, čia sėmenys, čia kviečiai. Ir pasikviečia, reiškia, tuos paukštelius, kurie padeda jai sudėlioti, išsijoti, išrikiuoti viską. Tai perspėjams yra kažkodėl su tuo sunkiu darbu, su tuo, reiškia, galbūt kažką reikia iš tikrųjų pasižiūrėti iš visesnės pusės, nesijausta pelene, perspėjams. Kam tu rūšiuoji tos grūdus, skirstai čia kviečiai, čia rugiai, ar pelai. Vat kažkodėl tas rūšiavimas kažkodėl eina kaip perspėjimas jums. Ir pasižiūrim patarimą. Elkis dvasingai, lelija. Čia coliukės istorija. Pavalgiau, pamiegojau, o dabar laikas ir vesti, čia varlės tos tupento. Coliukės istorija. Coliukė iš tikrųjų daug turėjo praeiti gyvenimo patirčių, kad galų gale rastų princą. Tai šita savaitė ir sako, reiškia, kad tu žinok, reiškia, kad gyvenims nėra užpelkėjusi, reiškia, kažkokią varlių pelkę, ar ne? Bet kartais, pavyzdžiui, gal ir verta pailsėti, ir patingėti, ir skaniau pavalgyti, nes vis tiek tie pokyčiai, reiškia, įsiveš į jūsų gyvenimą. Jeigu ir yra kažkokio negatyvo ar kažko, vis tiek tas princas jūs atras. Vis tiek tie įvykiai, kaip toj pasako, įsispręs su laiminga pabaiga. Tai nesijauskit tą pelenę, amžiną pelenę. Nesijauskit, žodžiu. Kad nėra prošvaišių. Tiesiog, jeigu jau kažkas labai sunkiai jūsų gyvenime, kaip inkars į dugną, stabilizuokitės, ramiai, pailsėkite ir žinokite, kad iš tikrųjų kuom tikėsitas į jūsų gyvenimą ir ateis. Tai būtų jūsų tokia savaitė tiems, kas pasirinko antrą variantą. Dabar perėsime prie trečiukų. Ir pasižiūrėsime, kokiagi bus trečiukų savaitė. Tie, kas pasirinko trečią variantą arba šitas korteles. Taigi pasižiūrime emocinį foną. Emocinis fonas, praktiniai įvykiai, pliusiniai sprendimai, arba pliusas savaitės, minusas, perspėjimas ir patarimas. Visas kortas bus žiūrims tiesiai. Taigi, emocinis fonas. Lelijus, viskas yra gerai. Čia reiškia japonų geiša, jinai verda arbatą, augina leliją. Ir tai yra kaip tradicija. Viskas, kaip sakant, tradiciniam fone, kaip visados, kaip seniai. Emocinis fonas yra ramus. Dabar žiūrim raktinius įvykius. Visgi minulis išeina, kad reikia, reiškia, suskaičiuoti tas avis, suganyt tam piemeniui tas avis, tą naktį. Raktiniai įvykiai yra, reiškia, kažkas susiję, gali būti su jūsų intuicija, su jūsų viltim, su jūsų romantiniais klausimais, su jūsų nuojautom, su jūsų tikėjimu, su ciklais tam tikrais, galbūt nemiga netgi, arba naktinių kažkokių darbų ir panašiai. Ir iš raktiniai įvykiai yra
naktyje, vakare, tamsoje. Dabar žiūrim, kas išeis į pliusą. Pliusą išeis, kad bus pokyčiai. Išjudėsite, kaip sakant, į tuos plačiuosius vandenius, į tą dieną. Gal išvažiuosit kažkur, iškeliausit, padarysit, nusimatysite. Ir šią savaitę iš tikrųjų daug padarysite. Judesys bus tikrai labai didelis ir lemtingas. Na, kas į minusą eitų, žvaigždės. O jūs labai norite, reiškia, kai būna jums tos tamsa, nežinojimas, kažkoks biški netikėjimas, jūs tarsi norite, reiškia, pasižiūrėti su tuo teleskopu į tą žvaigždės, o kasgi ten bus, į priekį, reiškia. Nenuspėsi, sakykime, tos ateities per savaitę, kas bus po 10 metų, ar ne? Čia ir katinas bando nuspėti ir prisistatė visko, reiškia, žiūri tą dangų ir nori pamatyti. Čia yra praktika, o čia kaip svajonis. Ne viską jūs galite, reiškia, nuspėti, kaip jūsų svajonis įsipildys. Tai apie tai šnekam. Bet to gali būti perspėjams namai, namiškiai. Namiškiai stabilumas susijęs su namais ir patarimas. Tas kelias, judėkite pasirinktų kelių, darykit sprendimus. Nuspėti ateities, kaip bus, kaip gyvensit, ką turėsit, su kuom gyvensit, kaip ten, reiškia, sveikatos kažkieno, ar mamos, ar tėvo, ar vyro, ar sūnaus, namiškių. Bendrai stabilumo klausimai, jie kažkaip tai, reiškia, net nebandykit tai pamatyti. Va. O tiesiog, reiškia, eikit per tą tiltą, tuo keliu, plaukit, važiuokit, judėkite, gana, reiškia, jau toj tamsoj kažką prisigalvot vienišom naktim, avis skaičiuoti ir niekaip neužmigti. Ir bendrai paėmus savaitę, jinai gana yra rami, jinai gali būti, reiškia, tokia, kaip visados, tačiau, reiškia, šneka jums, kad jau reikėtų, reiškia, pajudėti tą gamtą, į tuos pasivaikščiojimus, pasirinkti kažkokius kelius, trajektorijas, nusimatyti, reiškia, kur šią savaitę norit jūs nueiti, ką aplankyti, pamatyti, kaip ir sprendimus toks nusimatyti, bet nebūtina, reiškia, siekti išvelgto, kaip ten bus, jeigu aš tą ar aną kelią pasirinksiu. Patarimas yra toksai, kad jau galutinai, reiškia, judėk link galutinio to tokio, reiškia, pasirinkimo ir netidėliok kažkom kaip žvaigždžių įtakai, kaip dangaus įtakai, kaip kažkokiam tolimomis perspektyvom ir panašiai, kaip čia bus, tai bus, o tiesiog imk ir daryk. Kaip sakant, akis baisininkės, rankos darbininkės. Taigi, tokia jūsų savaitė. Ir tai buvo trečiukams. Dėkoju, kad žiūrėjote. Su jumis buvo Kandelarija. Iki sekančių kartų.